pristatysiu Jums, kaip naujoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje galite susikurti atvirą konkurso procedūrą. Tai nuo ko reikėtų pradėti, tai visų pirma prisijungti prie centrinės viešųjų pirkimų sistemos, tą darome suvedę viešųjų pirkimų nuorodą. Tai atkreipiu dėmesį, kad jeigu pirkimą kūrėte demonstraciniai, kitaip vadinamai testiniai aplinkoje, nurodote nuorodą demo.viešieji-pirkimai.lt. Jeigu tą darysite jau tikroje savapais aplinkoje, demo reikėtų nubraukti ir jungtis per viešieji-pirkimai.lt. Taip, prisijungus spaudžiame mygtuką prisijungti, suvedame savo naudotojo duomenis ir toliau spaudžiame prisijungti. Tam, kad galėtume sukurti pirkimo aplinką, jūs jau turite būti susivedę pirkimų suvestinės duomenis, kadangi visus pirkimus būtina susijęti su pirkimų suvestinės eilute. Pas jūs jau kalba turėtų būti rodoma lietuvių kalba. Ir kai jau esate susivedę pirkimų suvestinę, ji yra patvirtinta, spaudžiate pirkimo sukūrimas ir einate į naują pirkimo sukūrimo aplinką. Pirmasis veiksmas, ką reikia padaryti, tai yra pasirinkti pirkimų suvestinės eilutę. Spaudžiate ant paieškos ženkliuko ir pagal pirkimo pavadinimą ar kitus parametrus galite susirasti jums reikalingą eilutę. Aš demonstraciniais tikslais pasirinksiu bet kurią iš nurodytų eilučių. Ir jeigu jūsų duomenys apie pirkimą yra suvesti teisingai pirkimų suvestinėje, dauguma duomenų persikels ir į informaciją apie pirkimą. Pirkimo pavadinimą galima koreguoti, aš pervadinsiu atvirų konkursų. Kaip matote, aprašymas taip pat yra persikėlęs iš pirkimo suvestinės, pirkimo objekto tipas taip pat persikėlęs iš pirkimo suvestinės, direktyva taip pat yra persikėlusi, atkreipiu dėmesį, kad klasikinė direktyva reiškia, kad pirkimas atliekamas pagal viešųjų pirkimų įstatymą, komunalinės paslaugas pagal taip vadinamą sutrumpintą komunalinių pirkimų įstatymą, koncesiją pagal koncesijų įstatymą ir gynybą pagal pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymą. Taip pat pirkimo būdas persikelia iš pirkimo suvestinės. Sutarties tipas, pasirinkame pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis bus sudaroma. Kitus laukus pildyti nėra privaloma. BVPŽ kodas taip pat persikelia iš pirkimo suvestinės, bet jeigu norime papildyti papildomais BVPŽ kodais ar jį patikslinti, tą galime padaryti ieškodami per paieškos eilutę arba naudodamiesi pliusiukų pagalba įskleidžiant pasirinkimus. Ir pasirinkus tam tikrą BVPŽ kodą, spaudžiame pateikti, jeigu nieko daugiau nenorime papildyti, spaudžiame atšaukti. Šiame žingsnyje, nors laimėto nustatymas kiekvienam objektui nėra rodomas kaip privalomas laukas, jis bus privalomas vėlesnėme žingsnyje, dėl to rekomenduojama iš karto jį užpildyti ir šitoje vietoje visą laiką žymime ne. Taip pat įvertinama, ar jūsų pirkimo metu bus vykdomas elektroninis aukcionas. Jeigu jisai nebus vykdomas, taip pat žymime ne. Numatoma vertė. Ši vertė sukūrus pirkimą bus matoma visiems tiekėjams, tai jeigu nenorite jos viešinti, ištrinkite ir numatomos pirkimo vertės eilutės nepildykite. Pasiūlymo vertinimui naudojama vertė, jinai yra neskelbiama tiekėjams, tačiau bus būtina užpildyti sekančiame žingsnyje. Dėl to iš karto nusirodykite tą vertę, kuri bus naudojama pasiūlymo vertinimui, pagal kurią jūs spręsite, ar kaina yra jums per didelė ar neprimtina. Taip, toliau
vėlgi, nors šiame etape virš ar žemiau tarptautinė pirkimo vertės ribos pasirinkimas nėra rodomas kaip privalomas, jis bus privalomas kitame žingsnyje, dėl to iš karto rekomenduojama jį užpildyti. Ir virš reiškia, kad tai yra tarptautinės vertės pirkimas, žemiau reiškia, kad tai yra supaprastintas arba mažos vertės pirkimas. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu jūs perkelėte pirkimą, visą laiką turite pasirinkti žemiau tarptautinio pirkimo vertės ribos, nepriklausomai nuo to, ar jūs perkelsite tarptautinės vertės pirkimą ar supaprastintą pirkimą. Taip. Toliau prašymas pateikti paaiškinimą, nurodoma data, iki kada galima prašyti pateikti paaiškinimą. Atkreipiu dėmesį, kad data pasirenkama spaudžiant ne ant šios ikonėlės, bet ant pačio lauko. Ir demonstravimo tikslais aš pasirinksiu labai trumpą datą, o jūs kviečiu įvertinti, koks terminas turi būti pagal teisinį jūsų pirkimui taikomą reguliavimą. Nusistatome ir laiką. Ir taip pat prašymą pasiūlymų pateikimo terminą, taip pat nusistatau labai trumpą, vėlgi jūsų atveju. Čia informacija taip pat ateina iš pirkimų suvestinės, tai atkreipkite dėmesį ir pakoreguokite šitą lauką, jeigu reikalinga. Ir mes nusistatome labai trumpą terminą, vėlgi tik tai demonstracijos tikslais. Dokumentų kėlimas su paaiškinimais, čia visą laiką žymime taip. Susipažinimo su pasiūlymais data, pasirenkame tą pačią dieną, kada numatomas pasiūlymų pateikimo terminas. Ar leisti teikti pavėluotus pasiūlymus, tai spaudžiame ne. Leisti teikėjams sistemoje pareikšti susidomėjimą visą laiką žymime taip. Ar pirkimas yra iš ES finansavimo, iš šių lėšų, tai įvertiname ir pažymime priklausomai nuo jūsų pirkimo informacijos. Tuomet pasiūlymų vertimo kriterijai, pasirinkite, kokį vertimo kriterijų taikote jūsų pirkimam. Demonstracijos tiklais kol kas pasirinksiu kainos kriterijų. Ar pirkimas skaidomas į dalis, tai jeigu pažymėsite ne, jokių pildomų reikšmų neiškris. Jeigu pažymėsite taip, jūsų paprašys suvesti dalių skaičių ir suvedus dalių skaičių reikės nurodyti dėl kelių dalių, tiekėjas gali teikti pasiūlymus. Tai pasirinkus tik tai vieną dalį, jisai galės pateikti tik vienoje iš tų dviejų dalių. Pasirinkus didžiausią dalių skaičių, jūs galite pažymėti, kad tiekėjas gali teikti dėl vienos, dėl dviejų dalių, o į visas dalis tai tiekėjas turėtų pateikti pasiūlymą į visas dalis privalomai. Tai rekomenduotina rinktis į didžiausias dalių skaičius ir nurodome vėlgi, kad į dvi dalis, tai yra į visas dalis. Leidžiame pateikti alternatyvius pasiūlymus, tai šitame pirkime nurodome, kad neleidžiama. Sutarties trukmė, pirkimo informacija ateina iš pirkimų suvestinės, bet jeigu reikia ją pakoreguojate, month reiškia mėnesiai, years reiškia metai. Ir pasiūlymo galiojimo terminas dienomis nurodykite pagal savo pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją. Toliau privalomi laukai yra skelbimo kalba, ją pasirinkame lietuvių ir asmenų susipažįstančių su pasiūlymais skaičių rekomenduojame rinktis vieną asmenį. Atlikę visus šiuos veiksmus, užpildę šiuos laukus, spaudžiame sukurti pirkimą. Mums išmeta pranešimą, kuriame įspėja, kad ateityje nebus galima redaguoti visų laukų. Kai kurios reikšmės jau bus užfiksuotos, jeigu sutinkame, spaudžiame OK. Na štai, sukūrėme pradinę pirkimo informaciją, toliau einame spaudžiame ant namuko
Ir matome, kad ties mūsų pirkimo pavadinimas atviras konkursas, atsirado dvi užduotis. Tai viena užduotis yra baigti pirkimo informaciją, spaudžiame ją. Kadangi mes jau viską užsipildėme pirmame žingsnyje, mes galime iš karto leisti žemyn ir išsaugoti pakeitimus. Jeigu vis dėlto kažką tai būtumėt praleidę, sistema išmestų perspėjimus, kur praleidimai yra padaryti. Na va, ir matome, kad šioje vietoje mes neužpildėme pirkimų dalių pavadinimų, kurie atsirado būtent šitame žingsnyje. Taip, tai grįžtame prie dalių ir pavadinsime pirma dalis ir antra dalis. Jūs pildydami savo pirkimo informaciją be abejo nurodykite konkrečių dalių pavadinimus. Dar sykį spaudžiam išsaugoti. Ir matome, kad pirkimas buvo sėkmingai atnaujintas. Grįžtame į namuką. Ir matome vėl atsiradusias dvi užduotis, tai yra priskirti naudotojus. Siekiant paprasčiausio vertinimo, tai jeigu jūs esate vienas pirkimo organizatorius arba pirkimo sekretorius, kuris yra paskirtas tvarkyti informaciją savo paise ir visi kiti komisijos nariai, ekspertai susipažįsta su pasiūlymais už sistemos ribų, tai rekomenduotina rinktis pačią paskutinę parinktį. Kitu atveju rekomenduoju susipažinti su skaidrėmis ir pasižiūrėti, kokias parinktis dar yra galimas. Ir nesigąskite, visą laiką čia kol kas jums degs šauktukas. Grįžtate į užduotis. Ir matote, kad atsirado dar viena užduotis patvirtinti nešališkumo deklaraciją. Tai kadangi jūs esate tas vienintelis asmuo, kuris yra paskirtas visais vaidmenimis šitame pirkime, jūs vienintelis ir gausite šitą užduotį, jeigu jų būtų paskirta, jeigu jiems būtų priskirti skirtingi asmenys, pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas būtų vienas asmuo, pasiūlymus atidarantis asmuo būtų kitas, jie visi gautų prašymą užduotis patvirtinti nešališkumo deklaraciją. Tai spaudžiame priimti ir išsaugoti. Ir toliau vėl žiūrime, kokias mes užduotis turime. Tai kaip ir minėjau, priskirti pasiūlymus atidarančius asmenis ir vertintojus, šita užduotis pas jūs bus visą laiką iki susipažinimo su pasiūlymais etapo. Neįsigąskite, taip ir turi būti. Mums likusi viena užduotis nustatyti pirkimo eigą. Pasirinkame šią užduotį ir jeigu pas jūs yra pasiūlymai pateikiami viename voke, kad šiuo atveju mes ir padarėme, pasirinkome kainos kriterijų, rekomenduojama nustatyti tokias parinktis, tai yra pirmoji sukūrimas atliekamas ne sistemoje, antroji pasiūlymų pateikimas sistemoje ir trečioji ne sistemoje. Ir spaudžiame nustatyti pirkimo eigą. Jeigu mes pasirinktume, kad visi žingsniai atliekami sistemoje, pačioje sistemoje reikėtų kurti pasiūlymo pateikimo formą, bet kol mūsų vartotojai ir tiekėjai dar mokosi naudoti sistema, rekomenduojame rinktis paprastesnę pasiūlymų pateikimo tvarką. Taigi pasirinkę nurodytas reikšmes, spaudžiame nustatyti pirkimo eigą. Grįžtame į namuką. Vėl matome atsiradusią užduotį prie mūsų pirkimo, tai yra paskelbti skelbimą apie pirkimą. Tiesa, noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu pasimestumėte, kuris jūsų pirkimas yra, tai jo numeris yra štai prie identifikacinio numerio, tai pagal jį, jeigu turite kelis pirkimus tais pačiais pavadinimais, galite juos atskirti pagal identifikacinį numerį, kuris kitaip vadinamas pirkimo numeriu.
Tai einame į užduotį, paskelbti skelbimą ir visų pirma einame į pirkimo dokumentų skiltį ir pridedame pirkimo dokumentus. Tai tą galime padaryti, spausdami lauką pridėti pirkimo dokumentus. Įrašome pavadinimą. Jeigu reikia, pateikiame aprašymą, pasirenkame kalbą lietuvių kalbą ir pridedame dokumentus iš savo pasirinktų failų. Jeigu norime kol kas išsaugoti projekto statusu, nurodome projektas, jeigu esame užtikrinti, kad dokumentai yra jau pilnai sutvarkyti, spaudžiame galutinis ir išsaugoti. Ir štai matome, mūsų pirkimo dokumentai jau yra pridėti. Tuomet galime iš karto eiti į skelbimų skiltį ir spaudžiame sukurti skelbimą. Turime pasirinkti skelbimo formą ir kadangi mes pasirinkome pirkimą žemiau tarptautinio pirkimo vertės ribos, spaudžiame nacionalinis skelbimas apie pirkimą. Kitais atvejais, jeigu tai būtų tarptautinės vertės pirkimas, skelbtume skelbimas apie pirkimą, bendroji direktyva, įprasta tvarka. Yra nurodoma bendroji direktyva dėl to, kad mes pasirinkome klasikinę direktyvą. Jeigu skelbtume projekto konkursą, rinktumėme skelbimas apie projekto konkursą. Jeigu mes norim paskelbti supaprastintą projekto konkursą, tai pildom tą patį nacionalinį skelbimą apie pirkimą. Kiekvieno lauko nedetalizuosiu, parodysiu tik tai pačius pildymo principus, tai spaudžiame ant pirmosios srities ir matome tokią raudoną iksiuką, kuris reiškia, kad ne visi laukai šioje skiltyje yra užpildyti. Kad išskleistume skiltį, spaudžiame ant rodyklytės ir jinai pasikeičia, išsiskleidžia į viršų. Tuomet, jeigu matome, kad nėra jokio lauko, kurį turėtumėme užpildyti, dar sykį spaudžiame ant rodyklytės ir matome, kad jau yra laukų pažymėtų žvaigždute privalomų, kurie yra neužpildyti. Ir pasirinkame organizacijos pirkėjo teisinę formą, sritį, kurioje ji veikia. Visą laiką neskubėkite, gali būti, kad pasirinkus vieną skiltį jums atsiras papildoma, tačiau tik tai tada, kai čia atsiras tas ženkliukas, kad sėkmingai išsaugota. Pasirinkę skiltį, spaudžiame ant šoninio lauko ir jinai išsisaugo. Ir ką mes matome, kad užpildžius šias dvi skiltis, užsipildė 100%, vadinasi, jau šioje skiltėje mes užpildėme visas reikalingus laukus. Einame į procedūrą. Vėlgi ieškome, kur yra neužpildytų laukų, jie pažymėti raudonu iksiuku, spaudžiame rodyklytę į viršų ir čia, ką noriu atkreipti dėmesį dėl numatomos pirkimo vertės, jinai skelbime yra privaloma. Tai jeigu nenorime viešinti numatomos pirkimo vertės, įrašome 0, o prie pastabų mes turėtume įrašyti skelbime, kad ši vertė yra skelbiama, 0 yra įrašoma dėl to, kad viešai nėra skelbiama numatoma pirkimo vertė. Detaliau apie tas rekomendacijas rasite visą informaciją mūsų skaidrėse, kaip pildyti skelbimą apie pirkimą. Vėliau ieškome neužpildytų laukų. Pasirinkame šalį ir matome, kad užpildžius šalį iškrito dar viena parinktis ir čia surenkame administracinį vienetą ir, pavyzdžiui, Vilniaus apskritis ir kitas Lietuvos apskritis, jeigu reikalinga. Taip, matome, pažaliavo laukas, turi žalią
varnelę, taigi einame į tuos laukus, kurie yra neužpildyti. Prie pašalinimo pagrindų, kaip ir minėjau, nedemonstruoju viso pildymo, tiesiog patį principą. Ir jeigu mes norim pridėti daugiau pašalinimo pagrindų, spaudžiame pliusiuką ir vėl išskleidžiame ir pridedame kitus pašalinimo pagrindus. Vėlgi matome mūsų laukas pilnai užsipildė. Taip, toliau einame į kitas skiltis ir tuo pačiu pagrindu pildome tuščius laukus. Ką svarbu įsiminti apie terminus, tai tikrai atkreipkite dėmesį, kad pasiūlymų pateikimo terminas sutaptų su jūsų pirkimo kūrimo informacijų nustatytų terminų. Tai pasitikrinkite, jeigu bekurdami pirkimą koregavote šią informaciją, turite pakoreguoti ir skelbime apie pirkimą. Na štai, užsipildėme visus skelbimo laukus, matome, kad visur užpildyta 100%. Ar teisingai užpildėme, mes galime pasitikrinti paspaudę šią varnelę ir pasirinkę lauką patvirtinkite. Taip, sistema išmetė pranešimą, kad true, tai reiškia viskas gerai. Jeigu būtų kažkokių klaidų, jinai išmestų pranešimą ir nurodytų, kuriuose laukuose tas klaidas galite būti padarę. Pavyzdžiui, pademonstruosiu, jeigu mes būtume nustatę netinkamą pasiūlymų pateikimo terminą, pavyzdžiui, ankstesnį negu šiuo metu yra data. Pasižiūrėkime, ką išmės sistema. Štai jinai nurodo, kad terminas yra klaidingas ir paspaudus ant šio lauko netgi galima nueiti ir jinai sugrąžins į tą vietą, kur padarėte klaidą. Taip, ir jau įsitikinę, kad visi duomenys užpildyti sėkmingai, spaudžiate patvirtinti ir saugoti kaip galutinį variantą. Taip, išmetė pranešimą, kad forma sėkmingai saugota, išeiname iš skelbimų pildymo aplinkos ir matome, kad mūsų skelbimo statusas yra galutinis. Vienintelis, kas liko, tai yra paspausti šią
rodyklytė, kuri reiškia, kad skelbimas bus paskelbtas. Na štai, pasikeitė, matome, kad skelbimo tos rodyklytės nebėra ir statusas pasikeitė į paskelbtą. Sugrįžę į namuką, mes matome, kad prie mūsų užduočių likusi tik tai užduotis priskirti pasiūlymus atidarančius asmenis ir vertintojus, ką jau esame padarę, bet kaip ir minėjau, šita užduotis nedings iki pat pasiūlymų vertinimo etapo. Taigi, mūsų paskelbtas pirkimas bus skelbiamas prie naujausių pirkimų. Štai matome, kad jau yra pasiskelbęs ir tiekėjai gali peržiūrėti pirkimo informaciją, ant jos paspaudę. Taip pat matomas statusas pasiūlymų teikimas ir galima parsisiųsti ir skelbimą PDF formatu. Kur surasti toliau pirkimą jūsų aplinkoje, tai yra pirkimų valdymas ir jeigu pirkimą kuriate jūs, tai bus mano pirkimų sąrašas, taip pat gali būti prie pirkimo vykdytojo pirkimo sąrašo, priklausomai nuo jūsų matymo teisų. Tai vat prie mano pirkimo sąrašo jūs matote sukurtą jūsų atvirą konkursą. Na ir toliau einame į tiekėjo aplinką, kurioje tiekėjas galės pateikti pasiūlymą. Taip. Tai tam, kad tiekėjas pateiktų pasiūlymą, prisijungiame vėlgi prie savo pavyzdžių aplinkos. Demonstraciniais tikslais mes jungiamės prie demo CVPIS versijos. Jeigu pirkimas atliekamas realioje, tai yra naujoje CVPIS, prisijungimo nuoroda yra primenu viešiai pirkimai.lt. Na ir spaudžiame prisijungti ir suvedę savo naudotojo vardą ir slaptažodį pakartojame prisijungimo veiksmą. Taip. Tiekėjas mato štai tokią aplinką ir jisai gali pirkimo ieškoti per kelis vietas. Tai visų pirma per šią paiešką, tai yra ir išplėstinė paieška ir naujausi pirkimai. Tiesa, tą gali daryti ir neprisijungęs prie pirkimo. Jeigu atsijungtume, matote, yra išplėstinė paieška, kurioje galima pirkimų filtruotis pagal įvairiausius kriterijus, arba naujausi pirkimai, tai tiesiog pagal paskelbimo datą yra matomi naujausiai paskelbti pirkimai. Tai grįžtame į tiekėjo profilį. Ir kokius veiksmus tiekėjas turi atlikti, jeigu nori prisijungti prie pirkimo, tai per mano nurodytą paiešką, arba jeigu jau jisai yra prisijungęs, per šią aplinką jisai spaudžia ant nurodyto pirkimo, kuriame nori dalyvauti, ir gali išreikšti savo susidomėjimą, tai yra susijęti save su šiuo pirkimu, ir jisai pasirenka ar susijęti visus jo naudotojus su šiuo pirkimu, ar tik tai save. Taip, ir jau visa informacija apie tą pirkimą bus prieinama ir šiam tiekėjui, tai yra jisai gaus visus pranešimus, kuriuos perkančioji organizacija rašys susidomėjusiam pirkimų tiekėjam. Toliau, jeigu jisai nori pateikti pasiūlymą, eina į pasiūlymo skiltį, paspaudžia priimti ir patvirtinti pirmiau nurodytus veiksmus. Ir matome tokią žalią parengtį sukurti pasiūlymą sistemoje. Spaudžiame sukurti pasiūlymą sistemoje. Čia gali įrašyti pavadinimą tiesiog pasiūlymas. Ir išsaugoti.
Taip, kadangi pas mus pirkimas kurtas ne sistemoje, tiksliau pasiūlymo forma formuota ne sistema, jisai mato tokią pakankamai paprastą aplinką. Jeigu, tarkime, turėtume du vokus, ta aplinka būtų šiek tiek platesnė, čia pasirinkčių būtų daugiau. Tai kai tiekėjas nori pateikti pasiūlymą, jisai spaudžia mygtuką raudoną su pieštuku redaguoti ir jam atsirakina parinktis, kurioje jisai gali prisekti failus. Tai spaudžiame ant ikonėlės, pasirenkame įkelti naują failą. Taip, tada pasirinkti failus, tarkime, prikabina jo pasirinktus dokumentus, paspaudžia įkelti ir atgal. Ir atkreipiu dėmesį tam, kad failas būtų galutinai prikabintas, spaudžia ant pasirinkto dokumento ir išsaugoti. Dar atkreipiu dėmesį, kad yra galimybė susikurti dokumentų biblioteką. Tai yra čia vienu metu įsikelti visus norimus dokumentus. Taip, paspausti įkelti. Ir matome, turime tokią dokumentų biblioteką, kurioje, pavyzdžiui, jeigu norėtume dar papildyti kažkokiu tai dokumentu, galėtume pažymėti varnele, paspausti išsaugoti. Ir matome, kad štai čia tiekėjas yra įkelęs jau abudu dokumentus. Tai veiksmas pažymėti ir išsaugoti yra privalomas, kad tas dokumentas įsikeltų į pasiūlymą. Kai jau tiekėjas yra įsitikinęs, kad įkėlė visus reikalingus dokumentus, jisai spaudžia pateikti. Ir savo veiksmą patvirtina. Išeiname iš pasiūlymo kūrimo aplinkos. Atnaujiname ir matome, kad tiekėjas jau yra pateikęs pasiūlymą. Jeigu nori, jį gali peržiūrėti, iš kokių dokumentų susideda jo pasiūlymas. Taip, tai štai turime pateiktą pasiūlymą demonstravimo tikslais už sistemos ribų įkelus dar vieną tiekėjo pasiūlymą, kad galėtume pademonstruoti, kaip įvertinti pasiūlymus. Taip, tai sugrįžtame į perkančiosios organizacijos paskyrą ir yra jau suėjęs pasiūlymų pateikimo terminas. Tiesa, atkreipsiu dėmesį, kad užduotis susipažinti su pasiūlymais sueis ne pasiūlymų pateikimo termino nurodytą valandą, bet pusvalandžiu vėliau. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu nustatėte pasiūlymų pateikimo terminą 12 valandai, tai užduotis susipažinti su pasiūlymais įkris 12:30. Tas pusę valandos yra tam, kad tiekėjai, jeigu šifruoja savo pasiūlymus, spėtų susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį. Taip, tai matome mūsų užduotis, yra susipažinti su pasiūlymais, ją spaudžiame. Ir matome, du tiekėjai yra pateikę pasiūlymus. Pasižymime abudu pasiūlymus, būtinai pasižymime abudu, jeigu norime juos atverti. Ir spaudžiame pateikti pasiūlymų sąrašą. Spaudžiame dar kartą patikrinkite. Ir štai mūsų pasiūlymai jau yra atverti. Grįžtame į namuko ir matome atsiradusią užduotį patikrinti interesų konfliktą. Spaudžiame nurodytą užduotį,
Patvirtiname, kad interesų konflikto neturime ir spaudžiame įsaugoti. Vėl grįžtame į namuką ir matome užduotį įvesti vertinimo rezultatus. Spaudžiame užduotį. Čia iš prisegtų dokumentų, kuriuos galime parsisiųsti paspaudę dėžutės ikoną, galime matyti visus tiekėjo pateiktus dokumentus suspaustus. Reikia, jeigu norite juos išsiskleisti parsisiuntus, ir iš dokumentų įvedame tiekėjų pasiūlytas kainas, tarkim, vienas tiekėjas pasiūlė 10 000, kitas 12 000. Ir jeigu abudu tiekėjai įvertinus pasiūlymus yra dedami į pasiūlymo eilę, tokiu atveju dedame abudu tiekėjus patvirtinti parinktis. Kitu atveju, jeigu tiekėjas kažkuris tai netitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, pasirenkame atmesti. Taip, ir tokiu atveju galime spausti įsaugoti kaip galutinį. Ir matome, kad turime įvesti rezultatus ir antros pirkimo dalies. Tai pasirenkame antrą pirkimo dalį ir tarkim, čia pasiūlytos kainos yra štai tokios. Ir vėlgi galime, pavyzdžiui, vienoje daly atmesti tiekėjo pasiūlymą. Spaudžiame įsaugoti kaip galutinį. Ir turime pranešimą, kad jūsų vertinimas įsaugotas kaip galutinis. Vėl einame į namuką. Ir turime užduotį pasiūlymo eilė prieš atidėjimo laikotarpį. Ir matome mūsų pasiūlymo eilė, išrikiuota pirmasis tiekėjas, antrasis tiekėjas, ir šitoje antroje dalyje vienas tiekėjas atmestas, kito tiekėjo pasiūlymas patvirtintas. Jeigu viskas tvarkoj, spaudžiam įsaugoti ir vėl einame į namuką. Turime užduotį paskelbti vertinimo rezultatus. Paskelbti vertinimo rezultatus galime per šią žinutę, bet kadangi esame įpratę bendrauti susirašinėjimo priemonėmis su tiekėjais, tai rekomenduojame tą padaryti per susirašinėjimo priemonės, tai tiesiog pasitvirtinus pasiūlymo eilę pas save pirkimą įforminančiuose dokumentuose, pavyzdžiui, protokole, teikėjams yra siunčiamas susirašinimo priemonėmis pranešimas, o šitą užduotį siūlome praleisti, tęsti, nesiunčiant pranešimų. Einame į namuką ir matome mūsų pirkimas iš užduočių dingo, jokios užduoties daugiau neturime, vadinasi, jisai vėl atsidūrė mano pirkimų sąraše ir jisai tenai atsidūrė dėl to, kad po eilės patvirtinimo ir rezultatų paskelbimo prasideda pasiūlymų sudarimo atidėjimo termino laikotarpis. Tai dabar sistemoje yra nustatytas 14 kalendorinių dienų atidėjimo terminas. Jeigu, pavyzdžiui, jūs vykdote supaprastintą pirkimą, kurio atidėjimo terminas yra 5 darbo dienos, tai po 5 darbo dienų jūs ateinate į pirkimų sąrašą. Kaip priminsiu, kad jisai gali būti surandamas per mano pirkimų sąrašas. Pasirenkate savo pirkimą ir tuomet galite spausti mygtuką netaikyti atidėjimo termino. Ir vėl grįžtate į namuką. Turite užduotį pasiūlymą eilė po atidėjimo termino pabaigos
Vėlgi pasižiūrim, kokia yra sudaryta pasiūlymo eilė. Jeigu per atidėjimo termino laikotarpį niekas nesikeitė, spaudžiate išsaugoti. Jeigu norite pakeisti vertinimo rezultatus, galite atmesti ir prašyti pakartotinio įvertinimo. Tai spaudžiame išsaugoti ir mūsų pasiūlymo eilė sėkmingai patvirtinta. Einame į namuką ir matome užduotį sudaryti sutartį. Tai šitoje vietoje įvedame sutarties vertę vedame jau nurodytą pačioje sutartyje. Su PVM ir visais mokesčiais. Jeigu reikia, nurodome kažkokį tai pagrindimą ir spaudžiame išsaugoti. Vėl grįžtame į namuką. Spaudžiame užduotį veskite laimėjusių tiekėjų atsakymus. Ir čia jau, kadangi susirašinėjimo priemonėmis jūs išsiunčiate tiekėjam kvietimą sudaryti sutartį, turite pažymėti, paspaudę ant pieštuko, ar tiekėjas sutinka su sutarties sudarymu ar nesutinka. Tai spaudžiame priimti, jeigu tiekėjas sutinka su sutarties sudarymu ir pateikti. Ir toliau paskelbti apie skelbimą apie sutarties skyrimą. Tai šitas skelbimas skelbiamas tarptautinės vertės pirkimo atveju. Supaprastinto pirkimo atveju šito skelbimą skelbti nereikia. Tai supaprastinto pirkimo atveju kol kas šita užduotis ir pasiliks pas jūs prie užduočių. Ateityje planuojame šį funkcionalumą pakoreguoti, kad šios užduoties pas jūs nebeliktų. Tai, o skelbiantiems skelbimas skelbiamas tokia tvarka, kaip ir skelbėme pirmą skelbimą apie pirkimą, tai yra paspaudžiam sukurti skelbimą, pasirenkam norima paskelbti skelbimą, tai tarptautinės vertės pirkimo atveju būtų skelbimas apie sutarties skyrimą. Dar sykį pasikartosiu, kad supaprastinto pirkimo atveju šio skelbimo skelbti nereikia. Taip, tai atviro konkurso pirkimo vykdymo procedūrą baigiame. Tikiuosi, kad medžiaga buvo jums naudinga ir kviečiu sekti mūsų informaciją prie mokomosios medžiagos, kurią nuolatos pildome. Ir taip pat noriu padėkoti už jūsų kantrybę. Pereinamasis laikotarpis tikrai yra labai trumpas, tačiau siekiame, kad jisai praeitų kuo įmanoma sklandžiau. Ačiū Jums už bendradarbiavimą ir linkime sėkmės vykdant pirkimus.